Kas gerai, jau prasidėjo. Labą dieną, Vanda. Labą dieną, mielasis Kazimierai Juraitė. Labas visai Lietuvai. Kiek mes nesimatėm, 3 mėnesius? Oi, balandžio mėnesį tik matėmės per vidurį. Tai dabar, Daugiau kaip 3. tai naujienų turėtų būti visokių ir vizijų. Vizijų vien tik matau, kad erdvė vis labai didelis, vis atslenka į mūsų žemę. Ir matau daug vandens, žiauriai daug vandens. Užpylimai, tsunamiai, sprogdinėjimai kažkokie kalnų. Nu viskas čia yra užteršta, viską reikia valyti. Dabar dominuos visur labiausiai tai vanduo. Kad viską išvalyti, visą planetą nuo nuodų. Labai viskas užnuodyta pas mus. Vot, tai turi nuodų, paskui žmonės gydys visus. O ką žmonės valgo nuodus ir vis tiek nieko negali padėti. Suprantate, nuodai grūduose, nuodai duonoje. Nepasakiau iš karto, kad tu labai gražiai atrodai. Ar tu specialias dietas laikėsi, ar kas buvo vasara? Kaip tu vasarą praleidai? Gerai, fainiai, smagiai, viskas. Tokia pajaunėjus atrodai. Jo, ačiū. Aha. Kad visada tau pajaunėjus, tai kiek aš jau čia ta senė esu. Taip, Vis jaunėju ir jaunėju. Bet aš rimtai sakau, čia ne komplimentas, o faktas, žinai. Gal mano akys pasikeitė. Ačiū, mielasis. Tai gal sakau, jau perėjom į kitą matavimą, tik patys nejaučiam. Ne, ir tu toks gražus rūžrovas visą laiką gamtoj. Gražiai oda labai išjaunėjęs. Tik tai gerai, kad tos barzdos baisios nėra. Tai gal perėjom, sakau, visi jau kitą tik patys nejaučiam. Ne, dabar einame valymas. Už tai valymas dabar vyksta, valo, žmonės serga labai kojos, kam viduriai, kam kas. Vot. Stuburai labai žmonėm, visokie eina dalykai, todėl, kad dabar valo. O toliau eis nuo Ožiaragio kažkur gydymai. Va 29 bus perėjęs stiprie, jau daug kas žmonės jūs, o dabar kaip sustingę. Nežino žmonės, visiškai sustingę, stovi va tokie. Dovilė Ga prisijungė ir prie manęs prisėda. Sveika, Vandutė, kokia jūs graži, sako. Oi, ačiū, mieloji mūsų. Dovilė vardas? Jo, Dovilė Ga. Ačiū, mieloji. Va, nu gerai, tai vizijos su vandeniu, nuvalymas. Valymas, ne tik, kad vanduo dominuos, bet ir degs, ir viskas, ir degimai, juk keturi dar turi įsilieti tie, kaip jie vadinasi, Italijoje. Ugnikalniai kokie? Ugnikalniai jau pradeda veikti 2. Nu, bus daug. O ir vis tokia erdvė vis labai didelis ateina į Žemę. Aš manau, kad inoplanetenai gelbėtojai. Čia labai panašu į gelbėtojus, žinok. Čia prasidės nuo vasario mėnesio, man atrodo, labai su Žemė daug sunkumų. Tamsa labai greitai eis atgal. Labai daug prasidės kas. O iki čia va dabar valymai. O tu pati pratimus kokius darai, nedarai? Vat mankštas kokias? Ne, kai be jų darau, aišku. O ką darai? Nu, aš darau daugiausiai tas mankštas tokios, taip aukštai rankas keliu ir ant kojų galų. Tai yra pirštų galų, kokie minutę laikausi. Paskiau kojas iki čia, kad pilvas neaugtų tai baisiai. Keliu irgi ir viską prie sienos prisispaudus darau, nes kada figūra geresnė rodo, tada daro. To nelieka, žinai, čia kaip daugam iššoka tie. Nu, taip. Tai jų nelieka tų tokių čia burbulų, žinai, kai moterim dažnai būna. Rauks tokie. Jo, tai nuo sienoj darau visą laiką va tuos kojas. O dietą specialias laikais ir nes paskutinį kartą jau buvai kelis mėnesius specialiai nevalgiai. Nevalgiau daug kokias mėsą. O dabar? Kai kada pavalgau, bet tik per balius. O taip, tai nelabai irgi žinokite. O balių daug turi?
būna, aišku, gimtadienį, juk mano buvo gimtadienis. Tai kalakutas buvo ant stalo didelis, visko buvo. Ar gyvas, ar iškeptas? Iškeptas labai gerai. Žinai tą anekdotą apie suvalkiečius, kaip kalakutą nešė? Žinai tą anekdotą? Nežinau. Nu, kai svečiai pas suvalkiečius nuėjo, baronkų davė pagraužt, valgo, atėjo svečius, galvoja, pavalgys. Jo. Ir sako, tai jau suvalgėt, jau nešt kalakutą. Ne, dar nenešk, šeimininkas. Ir tie vis galvoja, kalakutą gaus. Ir paskui galų galę sako, nu jau neš kalakutą. Ir atnešė kalakutą gyvą, tas sulėsė, kas liko nuo svečių ir išėjo. Tai aš tai ir klausiu. Aš tai iš karto viską ant stalo, svečiai sėdas, iš karto pas mane viskas eina. O ne ar pavalgėte, ar neš kalakutą, to ne. Barankų pridėna ir atseit gimtadienis. Nu taip, į svečius atėjo alkani, galvoja, svečiuose pavalgys, nėra ko, pas suvalkiečius atėjo. Kristino Lechienė sako, labas Kazimierai ir nuostabioji Vanda. Ačiū, mėgoji. Kokia aš čia nuostabioji. Ir dar Jina dar dadėjo. Paprasta Vanda. Paprasta. Tai nuostabioji nepakilėjo, bet tikrai gražiai atrodai. Va dėl to, man įdomu, ką tu darei per vasarą. Ar tu iškilavai, ar tu kaip visada gyvenai? Aš daug bėgioju, daug vaikštau, daug lakstau, daug dirbu. Klausyk, o tu jauti, kad su metais reikia labiau judėti? Labai reikia, nes toj sustingsim. Bet tu per prievartą judi, ar tu taip tiesiog? Ir prievartą save. Disciplinuoja, ne taip, kareiviškai. Nenoriu, negaliu, bet per negaliu, juk aptinkstam visą laiką vienodai kažką daryti, bet per negaliu eini ratus eis vaikščiot labai gerai, labai stipriai judėti reikia. O kaip tavo ūkis gyvena? Gerai. Pasikeitimų yra vištos? Yra dar vištytės? Viščiukai tik tai keli jie gimė. Išperėjo? Kada? O, jau senokai, jau plunksnas pradeda viščiukai. Maniškiai irgi jau 2 mėnesiai atrodo jau beveik jau pusė vištos jau tokie. Nu jo, tai panašiai ir mano tik 2 mažiukai dar yra, visai pipliukai, tie geltonučiai. Ai, tai vėlai išperėjo? Va tokio didumo, va trumpumo. Tai ką tu darysi su jais, kai žiema jau ateina toj ruduo? Tai šiltai padarysiu, uždėsiu dar palapinę ant to, kaip jis vadinasi, mano tas šiltnamis, šieno daug yra ten viduj, kur jom gulėti padaryta tokia stilažai, jos įlenda mediniai, taigi ten šilta. Kaip tavo šiltnamį, tarp kitko, aš dar prisimenu tavo šiltnamį, puikus šiltnamis. Nu, tai čia senų, dabar vištos gyvena. O kaip pomidorai, agurkai? Mes nebeauginam, nes vištos viską. Šiltnamį? Šiltnamį gyvena. Kiaušinius deda? Jo, bet dabar nededa, dabar labai šertis pradėjo. Ai, prieš žiemą. Kada jau jie šerėsi, jie labai mažai. Katinai dar gyvi, viskas tvarkoja? Visi gyvi, visi sveiki. Šuniekai sveiki, tik tai aras, tai mirė pats. Nu, tai tada dar mirė. Jo, taip mažylė gerai, sveika, kaip arkliukas, viskas gerai. Nu, tai ūkis svarbiausia, sveikata, gerai, tada vėl sugrįšim prie... Papūga pikčiurna jau nebėra tokia, nes vis bijo, kad neišneštumėm į lauką, nes pernai visą vasarą buvo lauke, pamatė, kad medžiai, žinai, pražydo, pradėjo keistis. Už tai, kad bijo eiti, kad nunešiu į sodą ją. Tai vis dabar jau gali nors ir maistą įdėti. Anksčiau taip tik žiūrėdavo, kaip perkasti ranką. Tai snapas jau baisiai. O dabar pasikeitė. Taip, tai o ko jį baisu į tą sodą, aš nespėjau. Aš nežinau. Jinai nemėgsta, į namuose nori geriau. Nežinom, kodėl, nesako kodėl, bet keičiasi. Kai tik pamatė medžiai, pradėjo sprogti, iškart pradėjo keistis papūgai, įsivaizduoji. Kokia chytra, ne? Ir nenešiau. Galvoju, ai, ką čia laisėdi. Turiu oboj. Na gerai, sakai, nuo vasario kitų metų jau prasidės žemėje kažkas. Tai, bet nu, ir šiais daug bus visko. 29 sprogimas stiprus bus. 29 kokio mėnesio? Šio mėnesio 29 šuolis, sprogimas, aš taip skaitau, bet šuolis. Tai už kelių dienų jau čia už. Jo, žiūrėsime, labai daug kas keičiasi žmonės, jau nėra
tokie baisus, kai anksčiau tie komentarai tiesiog šlykštus, dabar kažkaip tai kitokie jau darosi žmonės. Ir greitai, aš manau, daug kas pasikeis už tai, kad reikės priduoti daugam jau, daug reikės priduoti Darbus savo. pamokas, nes ateina kiekvienam pagal Nuopelnas. nuopelną kokį, kas ką pridirbo, kas per gerus nuopelnus, kas per blogus. Bet aš Kiekvienas galvoju, tai- tiem, kur mums atrodo, kad blogiečiai, jiem atrodo, kad jie geriečiai. O gal mes blogiečiai? Jiem atrodo. Nu, jiem gal taip atrodo, bet jie daugiausiai yra tie, kurie dar moka pinigus tokiems, kurie yra silpnapročiai psichai. Tai jie yra kaip ir daugiausiai tų, kaip jie vadinasi. Tų, kur snūkiai Anunakai tie visi. Šunės mordos taip. tokios. Nu, driežai visokie. Nu, jie vat tokie atėję iš mėnulio daugiausiai. Čia nuo senų labai laikų sumaišyti. Tai jie to nežino ir jie, blogį kursto. Mūsų Lietuvoje labai kurstomas blogis. Aišku, jų yra tik saujelė, bet mes antiek bailiai, antiek esame ištežę, pasiduodantis, o kas ne, tai toj tie baudžiami, toj visokie žinai. Bet Vyta be Vitkevičienė va tau pritarė, sako, baisų žmonės ir šiandien didelis procentas tokių, sako, labai baisių. Nelabai jau didelis. Jau perėjom 65 procentai geriečių, 40 kažkur tai 5, tų baisuoklių. Nu geriau, tai kur tie baisuokliai išmiršta, ar pasikeičia? Jau viskas jiem, jiegi trauksis ir kai trauksis, už tai ir parskrenda tie. Kad išvežtų į kitas planetas ant pramokymų jos, ant šalčio, sunkumų ir panašiai. Daug kas į grabus sulys. Daugam grabai, kas vienas kitą ne už ką kolioja, nei pažįsta, nei nieko, kažkas jam numėtė kažkokią kapeiką sušiktą. Kaip kokie, žinai, šunys, tai baisiai savo artimą šiką, o patys tik tai tokie klaupčiukai ir nežino, kad už tai reikės atkentėti labai. Negalime vienas kitą žaidinėti. Juolab nepažįstam, arbatą kartu negėrėm atsisėdę, nei nieko. Tas jaunimas, daug kas tikrai labai geras, bet yra antiek, tas jaunimas, antiek pilnas neapykanto, o čia jau į perėjimą nuo ožiaragio einame. Matysim jaunime tas piktas. Kaip reikės kentėti, kai skaudžiai reikės kandžioti rankas pačiam. Taip, kad valio dabar kankinkim vienas kitą, žodžiais galima užmušti tiesiog vieną kitą, padaryti tiesiog ligontais. Negalima šitaip save vesti. Dabar žmogus sustingęs yra, įsigandęs. Ir negalima dar daugiau jį su tokiais blogumais jį kankinti. Negalima. Gal jie nejaučia, žinai, tas jaunimas dabar mokinamas taip. Čia tu skaitai, jau siela tai turi jausti, jaukšik, bet prie ko čia tu ar aš. Mes ne prie ko, mes tik kalbam, kas vyksta. Ir norime dar padėti, kad biškai pradėtų saugotis jau sielą, o ne makaulę klausyti. Gerai, o kada tu pati nuo mažens prisimeni pirmą kartą, kada sielą išgirdai, pameni ar ne? Kada skauda kas nors, kada muša, kada kažką darau neteisingai. Bet pameni nuo mažens, kada tu pirmą kartą? Pamenu, iškart sielas skauda, kažkas tai darosi. Pamenu, visi pamenam, ne tik aš čia tokia, visi. Kai tik blogai netai padarome, vis tiek siela drasko, tiesiog skauda siela. Aš turiu omeny, kad vis tiek turi būti mokinama kažkaip klausyta siela. Jeigu mokina, kad nieko nėra, vien tik tai čia pinigai ir viską, tai kaip tu ją užbūkina. Jeigu kažkokiu tų vaikai gimė, tai aišku, jie nežinos tos sielos. Tenais angis įsiraitęs vietoj sielos. Dirbtiniai visokie žmonės, jie tai sielos tikrai neturi. Jie atėjo dirbtinai į tą gyvenimą.
O tie dirbtinai atėję, tai daugiausiai ir yra tas blogis čia. O jų čia atėjo labai daug dirbtinai. Tikras gimęs nuo meilės žmogus, nuo vyro, moters, vat, nuo meilės, be jokių tų tenais prabirkų, birkų kažkokiu tai. Nu, tie ateina iš meilės žmonės. Ir jie turi labai stiprią sielą, jie ir menininkai, ir viskas, kas tik nori. Jo, bet turiu omeny tas jaunimas, nu gerai jau, daug dirbtinių, bet tai jiegi nekalti, kad tokie vat atėję. Nu, čia tu tai paaiškini. Tai aš klausiu. O tai tėvai kažkas yra kalti. Nu. Gal gydytojai kalti, gal mokslininkai, nu prie ko čia? Tai ašgi Viskas- klausiu, ašgi neaiškinu, ašgi tavęs kamantinėjau. Nu, taigi, ką mane kamantinėti, tu esi labai protingas žmogus, už mane nepalyginamai protingesnis. Ir tu manęs čia kaip durnelės, kaip Nu, labas, kaip durnelės. darželinukė, čia klausinėjai manęs. Tai gal tu kitaip matai kažką, tai man Nu, įdomu. aš taip matau, kaip matau, tai pasakoju. Ir tie visi ir atsakys, nu prie ko čia, koks žmogus ar ką. Nu, kom kaltas ar nekaltas. Besieliai tai nebegyvens jau čia daugiau. Viskas. Negadriežai tie, visi vienas kitą naikins. O tau Ateis toks žiūrėk, laikas. o tau jau politika rūpi kiek nors ar ne? Vat, Ne, pavyzdžiui, man nerūpi visiškai. tas mišlynas šitos, vat, šiukšlynas planetos, nei biškai. Aš vis tiek žinau gerai, kad kitai viskas bus anksčiau, vėliau, bet jau viskas. Kad žmogus turės būti švarus, nevalgyti blogo maisto, nieko tvarkingas. Daug kas blogą maistą valgo dėl to, kad neturi pinigų. Iš ką jiem daryti, nu? Ką gali, tą valgo. Nu gerai, o tada kas yra tas blogas, kas geras? Nu, Nu, vėl. kas? Mėsa yra blogas maistas, bet žmonės perka, kad O kam tada riebalo kokių gauti. telefonas tau duodas? Aš nematau, kur. Nu. Klausom, alio. Alio. Nežinau, ne. Alio. Nekalba. Nu gerai, o jeigu mėsa blogai, tai kam kalakutą padėjai per gimtadienį, o ne morkas kokias? Nu, to, kad dar neinam tiksliai, gal nuo žeragio patys vemsim nuo tų mėsų. Tie šviesų, tie, katrie dar sielą jaučia. Patys pradės. Kalbėkite, alio. Alio. Kristina, nu kalbėk, man nėra laiko. Kristina. Alio. Na, kalba, nu. Čia Kristina Olechienė sveikinosi šį čia. Čia gal ta pati Kristina. Ne, čia kita Kristina. Turi ateit pas. Turiu omeny, kad gal tu pagerb kitus žmonės tiesiog norėjai vat, pavaišinti, nebūtinai dėl savęs. Ai, O aš kiti- ir net beveik ir ten nieko nevalgiau, tik valgiau, geriau daug vandens, dabar tiek reikia vandens daug gerti, geriau šiltą, kad ir sąnarius valyti ir viską. Šiltą vandenį labiau reikia gerti, o ne šaltą. Vakar Vaidutė man testą parodė, nusižiūrėjo. Sako, jeigu patrauksi va taip vat ranką Aha. ir reikia palaikyti. Ir jeigu paleidi, va tu pas tave greitai atsistatė. Reiškia, normaliai su vandeniu. O pas mane ilgai stovėjo. Va, sako, negeri vandens. Aš iš tikrųjų negeriu vandens. Bet geriau šilta, tada Nu ir jo. sąnariai plaunasi, valosi ir kraujas. Labai kraujų viskam gerai, negu šaltas. Šaltas ten. Tiem, kur su kraujotaka, reikia būtinai po šaukštą į karštą vandenį įdėti ciberžolės ir gerti kiekvieną rytą. Ir po kokios savaitės pradės kojos gerai jaustis. Viską darykit taip, žmonės. Ciberžolė arba kurkuma, jinai labai dezinfekuoja, ką jinai daro? Jinai daro kraują gerai einantį nuo vėžio, nuo visokių lygų jinai, bet reikia kiekvieną rytą ir į karštą vandenį. Aš tai kojas merkiau, nes irgi rašo, žinai, kad jinai
Ir Vaidutė sako, peroksidas, kurkuma labai gerai atstato viską. Yra mirkimas labai gerai, bet nėra geriau, kai kiekvieną rytą gerimas. Mhm. Gerimas, kiekvienas įgerti reikia iš ryto. O kaip nevalgymus kokius darai ir nedarai, pavyzdžiui, ten ar kartą į savaitę, ar į mėnesį, ar tenai? Nu, dabar nedarau, anksčiau darydavau, bet valgau ne taip, kaip anksčiau, kaip apžiūrą sovietiniais laikais. Valgydavom sriubą, antrą kompotą, taip jau nebevalgau. Bet nesinori turbūt, o ne dėl to, kad save laužtum ten labai ten kažkaip. Nu, net bijai, kiek nesinori, kiek bijai valgyti per daug, nes paskiau vėl toks organizmas, visgi 78 man metai. Nu, vėl tu, jeigu tu nesakytum, tai nieks tau neduotų tų metų, kam tu nesakytum. Nu, greitai tas, Ar lietai tas viskas vyksta ir vėl tu į keulą, į storulą sėdi, Nu, kokia čia? Tai baimė, tai geriau biški užkramtai, tai pabėgioji, tai išeini, tai daug kas šilto vandens geri ir apetitą numuša šiltas vanduo, šaltas ne, o šiltas. Toks apykarštis geriausiai. Pageriu kokius 3 puodukus ir nebenoriu valgyti jau. Kaip gerai, kad toks dalykas yra. Tai ką mes galim dar nuveikti, apart to, kad, kaip sakai, visą laiką, mylėkim vienas kitą, ten apsikabinkim, ten Ne, mylėkim, pagarba ne tiek, kad tai ten bučiuotumėmės apsikabinę, ar kas čia per kalba. Atlaida. Dėl šūdo nieko nepykim vienas ant kitą, atleiskime, linkėkim taikos, ramybės, meilės vienas kitam, kai zaskokai mums užeina ant kito žmogaus pykčiai. Ir tuoj kažkaip tai viskas apsiramint šeimose, ginčai, nervatriopkiai, išeikite, apeikite apie namą 3 ratus. Iš karto kosmosas pakraus, pareini visai kitaip jautiesi, o to tas tempia viską. Kraujagyslės tempia. Sunku darosi baisiai po tų pykčių, po tų skausmų, nervacijų. Apeikit apie namą, grįžkit ir viskas. Iš karto, kai su ranka viską nuima. Man Vaidutė tai sako, jeigu tik mato, kad biškis susideorginės, tai iškart pakiša B6 vitaminų kompleksą. Anksčiau nervuodavo biškį. Tai jau tau vitaminų turbūt reikia, vėl. Bet iš tikrųjų padeda. Džiaugis, kad tokia šauniam Vaidutė, kai manin patinka, aš negaliu, man tokia miela, taip norėčiau dar pas jūs atvažiuoti. Tai kas trukdo? Į kaimą pas jūs, reikia, kad tu nuvežtum, juk tu negali taip. Reikia pasakyti, kada galim, kada negalim, ten taip gera. Dabar vynogės kaip tik visos prinoko dabar. O, tai va, tai kada man atvažiuoju, Bilė kada gali. Ir atveši iš Vilniaus. Žinoma, kaip tai. O, gerai tada. Tada važiuosiu apie 15 pas tave, už tai, kad dar šilta iki 20 kažkur tai bus. Koks bus ruduo? Ruduo iš pradžių bus gražus, va taip, bet paskiau labai su to vandeniu, žiema labai šilta bus arba išvis nebus. Nes vanduo visą laiką dominuoja vanduo labai. Nes čia prognozavai sausrą labai didžiulę ir vėl kaip davė vanduo. Aš ir už tai, kad mes einam į perėją. Anksčiau 19 visada rodydavo, dabar nieko neberodo, visai kitaip eina, todėl aš ir apsirikau. Nes tu pagal tam tikrą dieną. Jo, visada tai buvau įpratus, net nustebau. O paskiau supratau, kad dominuoja labai valoma yra, plaunama, tiesiog viskas plaunama, valoma, viskas naikinama, todėl kad yra, kaip sakant, kitaip sakant, viskas nuodai. Tradiciniai metodai jau dabar neveikia. Kol nuodai bus, va taip, neįsivaloma, aišku, Lietuvai nieko nebus, nes Lietuvoje yra kažkokie perlai nuo kosmoso. Ir mes vis šone būsime. Tai gal mes čia tie perlai? Ne, šiek tiek kažkas. Tai gal atėjo iš mūsų kažkas iš šventųjų, iš čia. Sužinosim, atsivers, reiškia, tą paklodę matysim. Alma Kristutienė sako, labutis, Vandulė, kaip miela jūs girdėt. Ačiū, mieloji, ačiū, brangioji.
Taip, pala, tai mes nieko labai ir negalim padaryti, tiesiog laukti ramiai ir viskas. Nieko džiaugtis, kad pavalgę aprinkti šiltai 3 skaičius turim, kad nėra karų, žemės drebėjimų, stichijų. Juk žiniasklaida nepasako, kas daro, kaip apsemta Kinija, kiek yra apsemta, jau daug šalių nieko tyli. O mes laimingi esame, mes gerom klimate, gal ir apsems kokį padvalą, kur, aišku, vandens bus daug šiais metais. Bet net ant tiek, kad tiesiog miestus apsems, tiesiog... Alekudra mano neišdžiuvo, už tai karosai gerai gyvena. Biški pakels jie daugiau ir viskas. Daugiau nieko pas mus nebus. Kiekviena lazda 2 galus turi. Ir eisim jau į aukso amžių. 28 atrodo metais. Jau čia kiek čia beliko. 28 planuoja Evrosąjūzas per prievartą teisės visas. Čia faktas. Nekalbėkime mes apie žemės tą šiukšlyną, kas ką planuoja. Šiandien tų planų. Ir aš planavau, žiūrėjau pagal sovietį, visada žinodavau tą 19 ir apsirikau, visai kitai einam. Nes perėję jau, visai kitoks gamta. Kitko man ir Erika sakė, 19 kokio mėnesio? Vasario plauko ar kovo? Kas? 19 kurio mėnesio? Viską rodo. 19 rodo, kokia bus vasara, visada vasario gale. Vasarė 19. Ir dabar viskas kitaip eina. Daug kas aš pastebėjau kitaip eina. Nes ir yra vandenis, veda viską naujai kitaip. Po biškį, bet labai stiprus bus, tiesiog stiprus. 29 pirmadienį kažkoks tai peršokimas. Stiprus bus. Ir vis arčiau vis ateina inoplanitetą, kažkokia tai erdvėla vis, aš kaip supratau, žmonės gelbėti mūsų, čia kažkas tai darysis. Ir čia pat jau. Ir viskas keičiasi, nes dominuoja dabar vanduo, kadangi plaunama planeta, viskas užkrėsta. Viskas. Yra labai užkrėsta ir dar negydo kol kas, tik valo mus. O kas neužkrėsta, tai bando užkrėsti. Vieną kartą atsikėliau, giedras dangus. Ir šniūrais eina. O tenai saliumas su jodu sumaišytas, baisu kas darosi, siera kažkokia dar pyla. Tiesiog baisu dar sako ekologiniai, ką jūs meluojate, kad yra toj žemėje ekologiniai vaisiai visokie ten ar panašiai. Žinokite, kad visur jau nebėra jokių ekologinių. Viskas yra užkrėsta, už tai ir ateis vanduo valymai. O tie erdvėlaiviai ateina, gelbės tik šiltų žmonės. Tuos visokius piktybinius tai tikrai negelbės, kurie taip nekenčia savo artimą, įžeidinėja, šlykščiausiais žodžiais, visaip išvadinėja. Tie tikrai eis visai kitur. Ir reikės ir šaltį, niekas nežiūrės jau tada ir šaltį patirti, ir karštį, viską. Iš vidaus aš turiu omeny, o ne iš išorės. Ir troškulį, ir ką tik nepatirs. Ant perauklėjimų, o kiti tiesiog į grabus guls. Arba taip apsems ir kažkur tai sudils, subus. Labai ateina baisus laikai dabar. Bet iki 28 metų, tai čia 3 metai kiek beliko? Ne, 27 jau faini metai, 26 jau nuo gegužės faini, bet dabar tas pats baisiausias dalykas. Tai čia keli mėnesiai tik ir beliko? Jo, tai dėl tavęs jo, o dėl kitų kai baisu bus, kada nei triobų nieko nelieka. Koks yra siaubas atsistoti vienam pačiam, nei šeimos, nei triobų, nei mašinų, tų prabangių, nieko nelieka. Taigi čia baisu. Dar kaip, ne piragai. Atsimenu 90-aisiais, kai prasidėjo, man netikėjau, kad gali žmonės kanalizacijoje gyventi. Atrodo neįmanoma. Atsimeni, kaip prasidėjo, kaip nuskurdo, anksčiau neįmanomas dalykas, kad tu be būto būtum ten. Nuskurdino mus, aš vargiau duoną su druska, užsibėrusi, neturėjau iš ko.
dirbau Vėtrungiai tada ir darant pusę etatų man padarė su sūnum paaugliu. Jėzau, kokie buvo laikai dėl manęs sunkus tie 91-ieji, 2-ieji, bet kažkaip peršokau, Dievas kaip padėjo. Tai buvo baisu, kad nežinau nei ką valgyti, nei kaip gyventi, visą laiką tik tai nemiegodavau, labai sunkiai jausdavaus. Bet o Dievas išvedė ir ačiū Dievui, kad paskiau solidų bent tą senatvę neblogą turiu, tikrai gerą. Jeigu sakai, plano negalėjai pasidaryti, gal tie žmonės žiūri, kur tu negalėjai prisiskambinti, gal nori perduoti, ką nors, gal pamatys? Ai, kas čia, kad nupildyk turiu tą ir dabar dar su žmonėmis reikia plano nebeliko, tai nežinau nei ką daryti. Vakar 20 eurų užpildžiau ir kaip ir nuskrido, neliko. Ne visi moka, man anūkas dabar Vokietijoje buvo, tai padarydavo visą laiką, o aš tai nežinau, kaip padaryti. Anksčiau be jokio plano nueidavai, pildyk, nusipirkdavai ir žinai. Gerai, o tu, man nustebino, žinai, gargžduose, atrinkau parašus, žiūriu, kas antras būtas net elektroninių laiškų neturi, kompiuterių, o tu naudojasi tokiais dalykais kaip kompiuteriu? Turiu 2, bet bandžiau, mokiausi, nebuvo kada, čia tie ekstrasensai prasidėjo po jų žmonių kelionės ir taip ir nebeišmokau. 2 turiu ir nemoku. Tai elektroninį paštą turi ar neturi? Aš turiu per Tomą tik tai, o savo tai aš nemoku, neturiu, nepasidarius, kadangi per anūką tik pasidarius. Tai jeigu aš tau norėčiau atsiųsti elektroninį, arba teismas norėtų elektroniškai atsiųsti, tai ir nerastų tokios... Nerastų, ne. Tik tai paprastą paštą pripažįsti. Žinai, Jo, 9, jo, paprasta. man taip įdomu buvo, nes... O kodėl mane į teismą turi? Ne, tai aš tik pavyzdžiui sakau ten, nes dabar jie, žinai, kaip popierių taupo, tai siunčia elektroniniais paštais, tai jo neperskaitai, o jie jau galvoja, kad tu turėjai perskaityti ir jeigu ką, tai jau pradeda tampyti tada. Nu, kaip ir vakar man sėdau į taksi į Akropolį, norėjau apsitavarinti, jau šiandien po ryt būsiu Vilniui, maistą viską. Policija sustabdo taksi, o aš antroj sėdžiu ir nežinojau, kad reikia užsisekti, žinai, diržą. Niekas. Užpuolė tos mergos 2, tokios jaunos, protokolą ir 15 eurų. Sakau, aš pirmas iki, ką jūs čia dabar. Tau 15 eurų? Ir 15 eurų iki 10 turi susimokėti, tipą. Supranti? Aš sakau, bet kur, nei Facebook'e nebuvo, nei niekur, kad antram sėdint reikia būtinai privalu užsisekti. Reikia buklėtus pirkti. Aš sakau, aš neturiu, esu pensininkai, iš ko dar bėgti buklėtus, iš kur aš žinau, kad mane šiandien pagausite va taip. Bet šiaip vairuotojas turėjo pasakyti, kad tu turi užsisekti. Nieko jam, tik mane. Jam nieko, o jisai mane pasisodino, tai galėjau sakyti. Jam nieko. Vot prie manęs prikibo 2 pacankės, šviesios tokios panelės. Galvoju, pirmadienį nueisiu pasikalbėsiu. Pirmas iki, ką aš žinau, mane gaila tų 15 eurų. Ladna, bet nei už ką. Nei už ką čia. Tai keista, Kiekvienas pasakys, kam pasakoju, visi nustebę. Kad aš bukletą dabar turiu, kad sužinoti, kur man sėsti, kaip man ką daryti. Tai vairuotojas turėtų... Vairuotojam nieko. Įsivaizduoju ant manęs, aš tokio čiūdo sakau, kaip man keista buvo. Bet ką darysiu, aš dėl tokio tikrai širdies nedraskau, bet tik papasakoju, kaip yra Lietuvoje keista. Eikit bukletus kažkokius pirkinėkit, kad žinotumėte, kada kažkas sektis, jeigu reikia. Aš dėl to tavęs ir apie laiškus klausiau, nes manogi uošvytis mirė šiais metais. Tai šitai radom laiškų senų, įsivaizduok. Jie jaunas rašo broliui. Nebuvo elektroninių, kompiuterių nebuvo. Ir rašo iš Vilniaus, ten į Šiaulius, kaip ten brolau laikaisi,
pas mus nupasakoja naujienas visas, kas pas tave naujo. Tai man taip įdomu, aš prisiminiau tada laikus, kai atsimenigi, telefonų negalėjai paskambinti į kitą miestą, reikėdavo užsakinėti ten telefonus, eiti tarp miestinį, atsimeni? O dabar jau atrodo buvo toli, jau neįmanoma papasakot niekam, kad čia tai buvo. Tai va dabar filmuoju, taigi čia ištisas kompiuteris mano rankoje, viską gali daryti, viską prisimena, filmus rodo, ant tiek viskas pasikeitė. Tai va. Einam iš vienos pusės gerin, o iš kitos pusės tiesiog išikna kažkokia eina. Nu jo. Ir tada nebuvo mobiliakų, o visi kažkaip tai reikalus susitvarkydavom, visi sugebėdavom viens kitą pasiekti ir laiškus rašyti. Vaikučiai žaisdavo kiemuose, dabar ir baisu iš dalies visokie ir kaip ta 7-metė Klaipėdoje išprievartavo lifte. Nu tai ką tėvai turi daryti. Kaip baisu, aš to nepamiršiu, niekada mažytė po mokyklos ėjo į liftą į savo namus ir ten ją išprievartavo. Čia dabar? Ne, čia jau prieš daug metų buvo. Aš neatsimenu kokiais metais, gal kokiais ar 9-ais. Nu, bet įstrigo. Bet vis tiek vyko va tokie tėvam, žinai, dabar baisu tikrai. Su vaikais. Ir berniukais baisu, ir mergaitėm. Gerai, ką tu galėtum patart, mums visiems jau radinasi, jau liko keli mėnesiai. Kaip dar, kokį specifinį patarimą galėtum Ką duoti? aš galiu patarti? Aš galiu patarti tik vieną. Nedarykim vieno kitą, nei žodžiais, nei protų, niekai blogo. Už viską reikės juk atsakyti. Davai švarėkim. Švarėkime, gerėkime, nepykim vienas ant kito, nu va jis papyksta, o aš tau atleidžiu, nes jau nedaug beliko, nu, reikia labai atlaida. Be atlaidos mes tikrai esame kaip iš urvų išlindę, nerviški, pykti ir bjaurūs. Tik atlaida atsiras ir kitokie mes, ir linksmi, ir šypsosimės, visai kitokie darysimės. Nu. Ir aš tik aiškinu, kad tai, o gydys tikrai jau kosmosas, už tai, kad mes patys keičiamės. Teorija jau nebegali gydytojai, jie jau nebemoka iš tikrųjų. Mes ir kraujotaka, viskas pas mus pradeda keistis. O kas yra su maistu, nuvalgykime tam, kas išeina, bet kai neišeis ir patys pajusim, kad nebereikia, nes tikrai gyvulių neskers niekas, visiškai į kitą einame laiką mes. Todėl bet vis tiek po biškį galima ir mažinti tą negyvą maistą. Geriau po biškį mažinkime. O neišeina, kaip išeina, vis tiek daug ką jau pradeda ir tasyti, žinok, nuo mėsos. Jau prasideda, kažkas darosi. Tai va, vandenis bus labai įdomus mūsų 2000 metų jis ateina. Ir jisai jau dabar bėgs greitais žingsniais. Čia ėjo iš lėto, o dabar, nežinau, 29 žiūrėsim, kas ten bus pirmadienį. Aš tik žinau, man tik pasakė kažkaip, kad 2 metai yra švento vaikelio. Kaip mergytė yra čia užsigimus, jau jai 2 metai, todėl ir bus. Jau senai yra tai, prieš jos dar gimimą yra tai pripažinta kažkaip tai, kad jei kaip 2 metai bus, prasidės tada stiprų šuoliai į gėrį, į gydymus, į visą tai, į valymą, į tvarkymą šitos planetos, į švarą, į viską ateis laikas tas, o tamsa pradės eiti atgal nuo sausio gal galo, nuo vasario, jau čia netoli beliko. Tai va, todėl tamsa galit biškį ir, kur taip nemylite paprasto žmogaus, keliate tokias šviesas, tik jums viskas yra. Pinigas, materializmas, daugiau jokio jūs nieko neturite. Tai biškį pagalvokite, jūs sielą tai tikrai turite, tik nenori to
ai, Bylė materialiai gerai, nacher. Bet geriausiai pripažinkite ir dar suspėsite, juk materializmas nepadės. Niekas, kada reikės kažkur kitoj planetoje išpirdintiems, kažkur šalti, kažkur, aišku, ne šitoj planetoje, kitur ant perauklėjimo, kaip aš supratau, jūs tokius visus materialistus išpirdins. Daug kas senius galbūt ir į grabus. Taip, kad būkite atsargus, aš tik noriu gero, nepykit. Prašau, noriu gero. Jeigu man už elektrą reikia, nei už ką, kiek aš čia sunaudoju, 105 eurus, 120 mokėti. Pensininkė augusi žmogui gaudama 650 eurų pensijos, tai biški galvokit, kam jums tas materializmas toks, juk vis tiek nieko, grožio čia gėrio netvarkote. Biški gal kažkas ir yra švariau, geriau, bet viskas eina vėžlio žingsniais tik tai. Tai va. Kiek galiu, vot prašau, o kaip nori, čia jūsų reikalas. Gerai, ačiū tau, Vandutė. Dar Laikas man noriu kilti. Lietuvai Tai va, norėjau paprašyti, kad tu nusišypsotum, tu labai. Noriu palinkėti Lietuvai ko? Tik tai geros sveikatos, stiprios energijos. Labai daug kaip pakeltom rankom bėgtumėte su šypsena į ateitį. Džiaukimės, kad karų nėra ir nebus. Nebus nieko, nebijokite, šypsokite, šypsokite, šypsokite. Ir aišku, sakiau, kam dabar kokie lygos, tai gerkite liaudiškai, kiek yra dar trauklapių, visko pilni laukai, pienių. Viską užvyrinkite, arbatas gerkite, pamatysite, kai sustiprėsite, kaip ir širdis sustiprės, viskas. Labai prašau jūsų, nemiegokit, kaip gerai, kad tas lietus daug buvo, kiek dabar augaliukų daug sveikų dar gerų yra. Gydykitės, 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 o paskiau mūsų gydys, viskas atnaujės mūsų organai, patikėkit manim. Gerai, ačiū tau ir aš kiek supratau, greitai atvažiuosi vėl. 15, sakė. Jo, pas tave, jau čia nevažiuosiu, pas tave atvažiuot noriu į kaimą. Tu sakei, iš čia aš atvažiuoju, o ne, tu mane pasiėmi, nes ten taip man patiko. Ir aš noriu, vat, Atvažiuosi, ar pagyvent atvažiuosi? Ne gyventi, kad tu čia nusikalbė. Atvažiuoju tik tais pabūti. Pabūti tik tai atvažiuoti, ką blogai, kad pas tave biški pabūsim, bendrausim, kažką jau jūsime, jau jūsim daugą. Bus įdomu bendrauti tada. Dovilė sako, iki pasimatymo Klaipėdoj, Vandutė. Dėkoju, kad esat, matai? Ačiū, Doviliuk, mano mieloji draugė. Ir Aliutė Vagobrienė sako, ačiū už gražias vizijas ateities. Dar mes gerai pagyvensime, man 78, aš žinau, kad tikrai dar aš jauna būsiu, gerai pagyvensiu, energiška ir tiesiog stipri. Ačiū tau, iki kito karto. Taikos, ramybės, meilės visiems.